Tardes. Na štai. Tai štai. Tai štai kaip? Tai štai kaip. Aš manau, ilgainiui pripranti prie valdo. Nelygus žmogus. O visi kambariai vienodi. Ak, čia atvyksta indų, kinų. Na kam jiems ampirio stiliaus krėslų? O man kam? Žinot, kas aš buvau? Na, Beje, tai visiškai nebesvarbu. Mano gyvenimas visuomet buvo užgrioždytas nemėgstamais baldais. Ir dviprasmiškom situacijom. Tiesiog negalėjau apsieit be jų. Nieko savo. Dviprasmiška situacija Luji Pilypo stiliaus valgomai. pamatysite. Ampirio stiliaus salonas irgi neprastas dalykas. Gerai. Jūs žinot, vis dėlto nesitikėjau. Jūs tikriausiai žinot, ką ten pasakoja. Apie ką? Na, apie visą šitą. Kaip jūs galite tikėti tais plepalais? Kalba žmonės, kurie čia nėra kojos įkėlę. Nes jeigu būtų įkėlę... Taigi... Bet kur iešmai žarijos, variniai piltuvai? Kas tokie? Juokauja. Ne, nejuokauju. Tai nei veidrodžių, nei langų, nieko dušnamų. O kodėl iš manęs atėmėt dantų šepetėlį? Na štai, ponė Garsinai, pagaliau jūs atgaunate sceną. Nekalbėkit su manim familiariai! Aš suvokiu savo padėtį, bet nesileisiu, kad jūs... Na. Prašau atleisti. Ateina čia visokiausių klientų. Nespėja vos įžengti iškart. Reikalauja, kur jie ašmai. Nespėja jų nuraminti. Iškart pradeda klausinėti, kur dantų šepetėlis. Bet dėl Dievo meilės, ponė Garsenai. Na kam jums dantų šepetėlis? Taip, išties kam. Ir kam žiūrėti veidrodį? O štai bronzinė statulėlė, kiek širdis geidžia. Manau, bus akimirkų, kai žiūrėsi, netitraukdamas akį. Beje, jums turbūt uždraudė su manim kalbėti. Tai aš ir neprašau. Tik žinokit, manęs nenustebinat. Galit nesidžiaugti. Tai šepetėlio nebus. Lovų irgi. Dabar diena. Pone Garsenai, juk puikiai matote, dega šviesa. Tai jums diena? Taip. Na, lauke. Kaip lauke? Lauke? Taip, lauke anapus šitų sienų. Koridorius. Koridoriaus gale. Kiti kambariai ir laiptai. Bet jūsgi turit laisvą dieną. Kažkur einat. Pas dėdę kambarinį į 4. aukštą. Pas vyriausiąjį kambarinį. Turėjau pats susiprasti. Kur jungiklis? Jo nėra. Kaip? Negalima išjungti šviesos? Direkcija gali išjungti srovę, bet kad šitai būtų nutikę mūsų aukšte, žinokit, aš nepamenu. Elektros mes turim į valią. Labai gerai. Labai gerai. Vadinas, teks gyventi atvirom akim. Gyventi mano susimastę! Taip! Gyvent! Visada! Akyse bus šviesu kaip vidurdienį. Galvoje taip pat.
šitą statulėlę. Jei mesčiau ją į lempą, lempa užgestų? Per sunkiai. Gal jums padėti? Ne. Jūs teisus, per sunkiai. Tai jeigu aš jums nebereikalingas, aš gal ir eisiu. Išeinat. Na gerai, iki pasimatymo. Palaukite! O? Tai skambutis. Aš galiu jūs pakviesti, kada noriu, jūs ateisit? Taip, turėčiau, bet skambutis senas dalykas, išklerojo mechanizmas. Bip! Veikia! Veikia! Bet nesidžiaukit, greitai vis tiek suges. Taigi aš jūsų paslaugos. Kambarinį! 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 Bienvenue, mademoiselle! Welcome! Jauskitės kaip namie. Jei turite kokių klausimų, keista šiaip žmonės įpratę klausinėti. Garsenai! Turim svečių! Jei turite kokių kylančių klausimų, jums neprasčiau už mane apie dantų šepetėlį, šią bronzinę barbadieno statulėlę, iešmus papasakos šitas ponas neprasčiau už mane. Gero gyvenimo. Kur Florence? Aš klausiu, kur Florence? Nežinau. Nieko geresnio nesugalvoja! Bausmė, kai atima iš tave žmogų! Neišdėk Florence, kvailiu, kad manęs kai kiek negaila! Atleisk! Kuo mane laiko? Kaip kuo? Jūs budelis. Kvailas nesusipratimas. Budelis. Ne. Tai jūs įėjot, pažvelgėt į mane ir nusprendėt, kad aš budelis. Fantastiška. Ne. Beje, kambarinis tiesiog keistas. Jis turėjo mus supažindinti. Aš Josefas Garsenas, publicistas ir rašytojas. Ir beje, mūsų padėtis vienoda, ponė. Inesė Serano. Panelė. Labai gerai. Puiku. Ledai pajudėjo. Tai vadinas, aš panašus į budelį. O iš ko pažinsi budelį? Jis atrodo tarsi bijotų. Bijotų. Įdomu. Kogi, gal savo aukų? Oi, gana žinau, ką sakau, mačiau save veidrodį. Veidrodį? Nepakenčiama, bet jie atėmė viską, kas bent kiek priminė veidrodį. Ir šiaip ar taip, drįstu jums teikti, kad aš nebijau. Taip, padėtis ne iš lengvųjų, bet nebijau. Jūsų reikalas išeinat kartais į lauką pasivaikščiot. Durys užsklęstos. Tol labiau.
Aš suprantu, kad mano buvimas įsierzina. Ir aš mieliau likčiau vienas. Bet mes netrukdysim viens kitam. Aš nekalbu, netriukšmauju ir nesiblaškau. Tik jums leidus, duosiu vieną patarimą. Turėsim būti nepaprastai mandagus viens kitam. Nesu mandagi. Na, tuomet aš būsiu mandagus už mūsų abu. Bienvenue, madame. Ir jūs jauskitės kaip namie. Pakelk galvos! Aš žinau, ką šlipi delnuose, aš žinau, kad neturi veido! Oi. Atleiskite, aš jūsų nepažįstu. Nesu budelis, ponė. O, aš ir nemaniau, kad jūs budelis. Aš maniau, kad kažkas nori iškrėsti man paukštą. Ar jūs dar ko nors laukiate? Ne, nieko. Ai, tai mes liksime vieni. Ponas, ponia ir aš. Nematau nieko neturiu. Tos sofos tokios bjaurios. Kas čia jas sustatė? Ai, tai kiekviena po sofą, ar ne? Oui, madame. Šita mano? Oui. Leiskit, bet aš niekada ant jos nesisėsiu. Juk tai bjauru. Mano suknelė rožinė, o sofa ryškiai žalia. Netinka. Galite imti mano. Jūs labai maloni. Tamsiai raudona. Atleiskit, bet ji irgi netinka. Tiek to. Man kliuvo žalia ir tebūnie. Nors labiausiai tai man tiktų pono sofa. Ar girdite garseną? Sofa? Ji jūsų, ponė. Dėkui. Na, tai jau kad kartu gyvensime, tai susipažinkime. Aš Estelė Rygo. Aš Enesė Serano. Labai malonu. Žozefas Garsenis. Ar aš dar jums reikalinga? Ne, jūs laisvas, aš paskambinsiu. Jūs labai graži. Mielai jūs būčiau pasitikus su gėlėmis. Gėlėmis? Na taip, aš mėgau gėlės, bet čia kiek karštoka jos nuvystų. Svarbiausia neprarasti geros nuotaikos, ar ne? Jūs... Taip, aną savaitę, o jūs? Aš? Aš tai vakar. Apeigos tebesitęsia. O. Vėjas blaškosis ir šyda. Jie iš paskutiniųjų stengiasi pravirkti. O, štai ir pravirko. 2 mažutės ašarėlės sublizgėjo po gedulo šydu. Žiūrėkit, ten Olga žardė. Jie šįryt atrodo baisiai. Ji neverkia. Jos blakstienos dažytos. Ir aš turiu pripažinti, kad tai buvo geriausia mano draugė. Jūs labai kentėjot. Ne, aš gal tik jaučiau naudą. O kas jums buvo? Plaučių uždegimas. Štai ir viskas. Jie išeido. Labą dieną. Sveiki! Sveiki, labą dieną, sveiki! Sveiki. Jie spaudžia vieni kitiems ranką. Mano vyras susirgo. Jis liko namie.
jūs nuo ko? Nuo dujų. O jūs, ponas Garsenai? Nuo 12 kulko. Atleiskit, aš numirėlis iš ne pačios geriausios kompanijos. Ar galėtumėte nevartoti tokių šiurkščių žodžių? Tai įžeidžia. O gal mes niekada ir nebuvome tokie gyvi? Jeigu jau norite įvardinti tą būseną, tai aš jums siūlau mus vadinti nesančiais. Gerai? Taip, daug korektiškiau. Ar senai jūsų nebėra? Apie mėnesį. O iš kur jūs? Iš Vyrio. Tikrai? O aš iš Paryžiaus. Ar ten yra likę kas nors iš jūsų iš? Žmona? Atėjo kareivinės kaip ir kasdien, bet neįleidžia. Ji dar nežino, kad manęs nebėra. Bet nu jau čia. Žiūri pro tvaros strypus. Neverkia. Niekad neverkdavo. Skaisčiai šviečia saulė, ji tokia juoda tuščioje gatvėje. Ir žiūri tom didelėm aukos akim. Dieve, kaip aš juos nekenčiu. Jūs atsisėdote ant mano sofos! Atleiskit. Kodėl jūs toks susimastęs? Užbaiginėjau sąskaitas su gyvenimu. Tie, kurie juokės geriau pasektų mano pavyzdžių. Mano sąskaitos su gyvenimu jau užbaigtos visiškai. Ten viskas savaime susitvarkė, man nebereikia rūpintis. Negi jūs iš ties manot, kad viskas taip paprasta? Ne. Ne, čia karšta. Jums leidusi. Aš nemėgau vienmarškinių vyrų. Atleiskit. Tiesiog ištisas naktis praleisdavo redakcijai. Ir ten būdavo karšta kaip pirty. Ten yra karšta kaip pirty. Naktis. Žiūrėk, tikrai jau naktis. Olga nusirenginėja. Kaip greitai žemėje eina laikas. Naktis. Jau užantspaudavo mano kambario duris. Dabar jis tuščias ir tamsus. Jie sukabino švarkus ant kėdžių sušų. Pasiraitė marškinių rankovės. Ten įsismelkęs tas vyro ir cigaro kvapas. O žinot, man patikdavo būti tarp vienmarškinių vyrų. Kągi, mūsų skoniai skiriasi. O jūs, ar mėgote vienmarškinius vyrus? O aš neįtin mėgstu vyrus. Ar jie būtų vienmarškiniai ir su švarkais? O kodėl jie mus uždarė kartu? Ką jūs kalbat? Žiūriu į jūs abu ir mąstau, kad gyvensime kartu. Aš tikėjausi atrasti draugus, giminės, artimuosius. Nuostabui draugas susilavydė? Ir jį. O jis puikiai šoko tango. Kodėl jie uždarė būtent mus? Matyt atsitiktinai. Žmonės įkurdina, kur gali, kur yra vietos jiems atvykus. Kodėl juokitės? Todėl, kad juokinate mane. Jums būtinai reik pagodos? Jie nieko nedaro atsitiktinai. O tai gal tada mes esam kada nors susitikę? Niekuomet. Nebūčiau jūs pamiršusi. O gal turime bendrų pažįstamų? Vargu bau. Jūs pažįstate Dubasį būrus? O ką jie veikia? Nieko. Jie turi pilį Parize ir... Aš tarnavau pašte. O, tikrai. O jūs, ponas Garsenai? Niekad nebuvau išvykęs iš Rio. Vadinasi, tai tiesa. Mus suvedė atsitiktinumas. Tai atsitiktinumas. Tai visi šie baldai atsitiktinai. Ir ši ryškiai žalia sofa dešinėje, tamsiai raudona kairėje, irgi atsitiktinumas, taip? Pamėginkite jas sukeisti vietomis ir pamatysite. Bronzinė statulėlė irgi atsitiktinai. O tas karštis. Jie viską sustatė iš anksto.
Jau triep galvo net menkiausia smulkmena. Šitas kambarys yra skirtas tik mums. Liaukitės! Čia taip vulgaru, negražu kampuota, aš nemėgau kampų! O jūsų nuomonė, aš gyvenu vampyro stiliaus salone. Tai vadinasi, viskas buvo numatyta? Viskas. Mes parinkti specialiai. Ai, tai jūs neatsitiktinai stovite priešais mane? Ko jie laukia? Nežinau, bet laukia. Nepakenčiu, kai laukiama, kaip aš pasielgsiu. Iškart noriu daryti atvirkščiai. Tai ir darykit. Jūs nežinot, ko jie nori. Nepakenčiama! Ir visa tai man turėjo atsitikti per judų. Anksčiau buvo veidų, kuriuose viską įmatydavau. Bet jūsų veiduose aš nieko nežiūriu. Betgi jūs kažką žinot. Klokit viską be užuolankų. Aš nieko nežinau. Reikia žinot. Jei tik kiekvienam užtektų drąsos pasakyti. Ką? Estelė. Taip. Ką jūs padarėte? Kodėl jūs čia atsiuntė? Aš nieko nežinau. Aš tikrai nieko nežinau. Na ko jūs juokėte? Juk tūkstančiai kasdien keliauja, buvę, atvyksta čia ir turi reikalų su žemesnio rango specialistais. Tai kaipgi nebus klaidų. Na, o jeigu jie apsiriko dėl manęs, tai jie galėjo apsirikti ir dėl jūsų, ponė. Taigi manykime, kad čia patekome per klaidą. Viską pasakė. O ką dar norėtumėte sužinoti? Buvau bedalė našlaitė, auginau jaunesnį brolį. Man pasipiršo senas geras tėvo draugas, turtingas žmogus ir aš sutikau. O ką jūs būtumėt padariusi mano vietoj? Mano brolis sunkiai sirgo, jam reikėjo gydymo. Prieš 4 metus sutikau tą, kurį man buvo skyręs likimas. Jis siūlė bėgti draugė, bet aš atsisakiau. Štai ir viskas, o paskui susirgau plaučių uždegimu. Gal kas nors ir galėtų man prikišti, kad paaukojau jaunystę seliui. Bet... O kaip jūs manote, Garsena? Ar tai nuodėmė? Žinoma. O jūs manot nuodėmė gyvent pagal savo principus? Ne, o kas galėtų jums taip prikišti? Leidau pasipistinį laikraštį. Prasidėjo karas. Visų akis nukrypo į mane. Ar jis išdrys? Ir va, išdrįsiu. Atsisakiau eiti frontą, jie mane sušaudė. Tai argi aš kaltas? Ne, jūs nekaltas, jūs... Herojus! O jūsų žmona, Garsena? O ką? Tai aš ištraukiau ją iš fūro. Na va, matote? Matau, kam tos komedijos čia visi savi. Savi? Žmogžudžiai! Mes pragare, brangutė, ir čia nedaroma klaidų. Žmonės nepasmerkiami už nieką. Liaukitės! Pragare! Pasmerkti! Liaukitės, nevartokite tokių šiurkščių žodžių! Prakeiktas šventolėlė, prakeiktas nepriekaištingasis herojus. Savo malonumus mes jau atsiėmėm, tiesa. Yra žmonių, kurie kentėjo iki pat mirties, o mes iš jų tyčiojamės. Dabar atėjo atpaudo. Ar nenutysit? Aš žinau, kodėl nusikurtimo draugė. Galvokit, ką sakot. Mūsų nekankina fiziškai, tiesa. Nors vis dėlto mes esam pragare ir nieks neteis. Tiesą sakant, mums čia trūksta tik budelio. Žinau. Tai va, trumpumo sumetimais jie sumažina personalą. Čia savitarna, kaip valgykloje. Ką jūs to norite pasakyti? Budelis. Kiekvienas iš mūsų. Kitiems dviems. Kol kiekvienas iš mūsų nepasakys, už ką jis yra čia nuteistas, mes nieko nesužinos. Tu, tamsiaplaukė, pradėjai. Kodėl? Pasakyk mums, kodėl. Nes galbūt tavo atvirumas padės mums išvengti negandų, kai suvoksime savo ydas. Bet kodėl? Sakiau, kad nežinau. Jie mane paaiškino.
Žinau, jie man irgi nepanoro pasakyti. Bet aš žinau save. Nenori pradėti pirmą? Labai gerai. Pradėsiu aš. Nesu aš iš gražiųjų, bet moteris įsilepimas. Gerai žinom, kad jūs dezertyras. Nekalbėkit apie tai! Niekados nekalbėkit apie tai. Aš čia todėl, kad kankinau žmoną. 5 metus. Štai ir viskas. Tikriausiai ir dabar kenčia. Štai, vos pradedu kalbėti, taip ir stovi mano akise. Mane domina Gomezas. Matau ją. Kur Gomezas? 5 metus. Jūs tik pamanykit, jie žino, jei mano daiktas. Stovi dabar prie lango ir laiko mano švarką. Švarkas su 12 skylių. Kraujas kaip rūdis, skylių kraštai porudavę. O juk tai istorinis švarkas. Muziejus eksponatas. Aš jau girdėjau. Ar pravirksi kada nors? Ar pravirksi? Grįždavau namo girtas kaip kiaulė, persismelkęs vyno ir moterų kvapais. Kiek kiauras naktis manęs laukdavo. Be ašarėlės, be priekaišto. Tik tais akys, tik didžiulės akys. Aš nieko nesigailiu. Aš sumokėsiu, bet aš nieko nesigailiu. O lauke sninga. Pravirk. Ta moteris tiesiog pašaukta būt kankinė, štai ir viskas. Kodėl jūs vertėte ją kentėti? Todėl, kad buvo lengva. Nuo vieno menkiausio žodžio jos veidas pasikeisdavo. Tikra mimoza. O aš mėgstu tyčiotis. Vis laukiau, bet ne. Nei ašarėlės, nei priekaišto. O dabar ieškau aklai ant mano švarko skylių. Ko tu tikies, brangioji, ko tu lauki? Ta moteris tiesiog per daug žavėjosi manim. Suprantate? Ne, manimi niekas nesižavėjo. Tuo geriau. Tuo jums geriau. Ir iš viso jums tai turėtų atrodyti labai abstraktu. Na, pavyzdžiui, toks įvykis. Parsivedžiau į namus mulatę. Kokios naktys. Žmona miegodavo pirmame aukšte, tikriausiai viską girdėdavo. Įkeldavosi pirma. Mes miegodavome ilgai. Todėl į kambarį mums atnešdavo pusryčius. Niekšas. Taip, niekšas. Mylimas niekšas. Vėl Gomezas, bet kalba ne apie mane. Sakant niekšas. Taip, paparajis niekšas, kitaip argi būčiau čia patekęs. O jūs pati. Tai štai. Aš buvau, kaip ten sakoma, pasmerkta moteris. Jau pasmerkta. Todėl nieko nuostabaus, kad esu čia. Viskas. Ne, dar ta Florence istorija. Jos dalyviai mirė visi 3. Pirmiau jis, paskui jį ir aš. Nei vieno ten neliko, galiu būti rami. Tik kambarys. Kartais matau tą kambarį, tuščias, uždarom langinėm. Išnuomojamus. Ant durų skelbimas. Tai juokinga. Jūs sakėte 3? 3.
Vyriškis ir dvi moterys. Taip. Niekas ką. Jis nusižudė. Jis niekuomet nebūtų ryžęsis. Nors kentėjo. Jis suvažinėjo tramvajus. Tikras nesusipratimas. Aš gyvenau jo namuose, tai mano pusbrolis. O Florence buvo tamsiaplaukė. Tamsiaplaukė. Žinot, aš nieko nesigailiu, bet man kažkaip nemalonu pasakoti šią istoriją. Nieko, pasakokite. Jūs ėmėte jo šlykštėtis, taip? Po truputį. Tai dėl šio, tai dėl to. Pavyzdžiui, siurpčiodavo gerdamas arbatą, įtraukdavo per nosį, dėl niekniekių. O tai buvo silpnas žmogus, lengvai skaudinamas. Kas? Kodėl jūs šypsotės? Todėl, kad aš nesu lengvai skaudinamas. Ką gali žinoti? Aš persikūnėjau ją, ėmė mane žiūrėti jo akimis. Pagaliau atiteko man. Mes išsinuomojom kambarį kitame miesto gale. O paskui? Paskui tas tramvajus. Aš jai kasdien kartojau. Ką padarysi, mažytė? Mes jį nužudėm. Aš žiauri. Taip, aš irgi. Ne, jūs nesat žiaurus. Tai kas kita. O kas? Vėliau pasakysiu. O aš žiauri. Kad pati galėčiau gyventi, turiu kitus kankinti. Nesantaikos liepsna. Liepsna kitų širdyse. Kai lieku vienut viena, gestu. Pusmetį liepsnojau jo širdyje, viską sudeginu. Vieną naktį atsikėlė, suko dujų kranelį ir vėl atsigulė šalia manęs. O man galvo. Štai ir viskas. Kas? Nešvari istorija. Taip nešvarina ir kas? Nieko, jūs teisi. Tavo eilė. O ką tu padarai? Sakiau, kad nežinau. Gal tai suku galvą. Gerai, ką teks tau padėti. Kas tas tipas atnešint vėl? Koks tipas? Puikiai žinai, to, kurio įsigandai tik įėjusi. Mano bičiulis. Kodėl tu jo išsigandai? Jis neturi teisės manęs vosti. Jis nusišovė dėl tavęs. Aišku, kad ne. Jūs įsikraustėte iš proto. Tai kodėl tu jo išsigandai? Jis paleido savo kulką į veidą, taip? Nusipirkino savo kiaušą! Dėl tavęs. Dėl tavęs. Nusišovė dėl tavęs. Palikite mane ramybėje. Aš jūsų bijau. Išleiskite. Išleiskit mane. Išleiskit. Išleiskit mane. Vaikų neskaitai! Bet tu neišleidus iš kitos pusės! Išleiskit mane. Išleiskit. Jūs įdiešai! Priešai, na ir kas? Vadinasi, tas tipas nusišovė dėl tavęs. Jis buvo tavo meilužis. Žinoma, jos meilužis. Ir jis norėjo, kad jį priklausytų tik jam vienam. Jis buvo neturtingas, tačiau puikiai šoko tango. Tavęs klausė, ar jis buvo neturtingas. Taip. Jis buvo neturtingas. Tau rūpėjo išsaugoti reputaciją. Kartais atėjo pas tave, maldavo bėgti drauge, bet tu tik pasijuokei. Taip, tu pasijuokei ir dėl to jis nusišovė.
šitaip žiūrėjai Florence? Taip. Nepataikė. Jis norėjo padaryti man vaiką. Dabar patenkinti. O tu nenorėjai. Nenorėjau. Bet vaikas gimė. Išvykau 5 mėnesiams į Šveicariją. Niekas nieko. Gimė mergaitė. Rožė tuo metu buvo su manimi. Išdžiaugęs, kad o aš ne. Toliau. Ten buvo balkonas. Virš ežero. Atsinešiau didelį akmenį. O iššaukė. Estėlė, maldauju, nereikia! Bjaurėjausi juo. Jis viską man. Pasilenkė per balkoną. O žiūrėk, matau. Toliau. Viskas. Aš grįžau į Paryžių. O jis pasielgė kaip tinkamas. Jūs išrovė. Na, žinau. Per reikalą. Mano vyras ničnieko neįtarė. Kenčiu jūs. Nesivarginkit, čia ašaros nervė. Aš bailė. Bailė! Kad žinotumėt, kaip jūsų nekenčiu. Šiukė. Kvota baigta. Nusibodo tas jūsų budelio veidas. Didelė. Aš padaryčiau viską, kad galėčiau pažiūrėti veidrodį. Nebesvarbu. Dabar galite likti vienmarškinis. Pykite ant manęs, Estėlė. Aš nevykstu. O ant manęs? Tu veiksi ant manęs.